Ilgą lasdą lašininių iš kaimo varyti. Lašininis vaizduoja storumą, persivalgymą. Pagal tradiciją jis turėtų būti storas, su lašiniu gabalu burnoje. Kartais su kiaulės galvos kauke. Kanapinis su lašininiu paprastai stumdosi, grūmoja vienas kitam, kol galiausiai kanapinis turėtų laimėti, o kaip už šį kartą pamatysime. Tai sukelkit audringas ovacijas, plojimais, sukelkim šaukimais, trypimais. Stipriau, stipriau. Plojimai, ovacijos, triukšmas turėtų būti. Kova vyksta. Žiema, žiema, bėk iš kiemą. Nugalėtojas kanapinis džiaugiasi, kad gavėnia atėjo. Dabar žmonės nuolat jį prisimins ir mylės, nes sausą maistą teks gardinti kanapių pienu. Po tokios aršios kovos kviečiame visus pasiklausyti